Sveiki, tai aš esu Adomas Žudys, esu menininkas iš Šiaulių. Pradėjau savo kūrybą šičia, sėdime miesto centre, kurios ir sienų paišęs, bet dabar esu tapęs tokiu truputį akademiniu menininku ir tyrinėju visokias įdomias temas, kurios mane domina, ir šiais metais tai yra kompiuterijos, kibernetikos temos. Ir dabar savo meninio tyrimo metu tyrinėju tokius, mano meninio tyrimo tema yra ekskavavimas ir konspiravimas kaip modernybės kritika, ir aš žiūriu, kaip dabartinis tas šiuolaikinis pasaulis yra susijęs su kibernetika. Būtent šito klausimu, kuriuo aš tyrinėju šįkart Šiauliuose. Tai galiu dar paminėti tikriausiai, kad aš nelabai apsibrėžiu kažkokią vieną mediją, truputį eksperimentuoju su skulptūra, kaip jau minėjau, su sienų paišyba. Pastaruoju metu mokausi truputį rašyti, bet čia tokia irgi nauja medija. Ir dirbau kompiuterinę grafiką, tai toks truputį konceptualaus meno galima būtų įvardinti. Ir tarpdisciplininis menininkas tikriausiai būtų tiksliausias apibūdinimas. Tai menininku tapau aplinkybių ir draugų pagalba tikriausiai. Visą laiką mėgau daryti kažką smulkaus, gražaus, dailinti. Prisimenu, gal pradėjau nuo bandymo padailinti maikę, marškinėlius. Ir vėliau, leisdamas laiką Šiaulių jaunimo centre, ten buvo puikiai terpė man irgi truputį inkubuotis kaip menininkui, ir ten gavau pirmasias galimybės sukurti trafaretus, ir nuo trafaretų tikriausiai prasidėjo mano ta trajektorija, bet aš tai nedariau to labai rimtai ir studijavau verslo administravimą, bet universitetas buvo labai atviras kūrybiškumui, ir ten taip pat galėjau kultivuoti savo meninės praktikas. Ir tada, baigęs universitetą Klaipėdoje, LCC, išvažiavau į Berlyną ir dirbdamas ten kultūrinėje vietoje Panke, taip sakant, jau inkubavausi, pradėjau rimčiau žiūrėti į menus, ir tada prieš kažkur 8 metus grįžau į Lietuvą. Ir taip po truputį vis labiau ir labiau tapau menininku. Taip, tai Berlyne, išsikraustęs į Berlyną, aš vis dar dariau trafaretus, ir Berlynas buvo puikus miestas mokytis irgi to vadinamojo gatvės meno, bet ir taip pat Berlynas pasižymėjo to vadinamojo technology-based art, technologijomis grįstų menu, ir man puikiai pavyko suderinti ir tą tokį, galima sakyti, labiau tokį klasikinį sienų paišymo freskos meną, ir kuriant motyvus, grafinius motyvus skaitmeninio medijų pagalba. Mes dabar čia girdime naikintuvus, kurie irgi yra dalis mano tyrinėjamų objektų savo disertacijos metu. Nebūtinai dar aišku, kas iš to bus, bet vienas iš mano tyriamų koncepcijų yra atminties naikintuvo koncepcija. Ir manau, kad Šiauliai yra puiki vieta apmąstyti šitą idėją, bet aš to nedarau šiais metais, galbūt kitais metais. Ir galbūt paliksime šitą garsą kaip irgi kažkaip tais naudinga, bet man jisai netrukdo. Ir tiesiog aš nebuvau pasirengęs kalbėti apie naikintuvus, o labiau kalbėti apie medinį kompiuterį. Tai galbūt čia toksai teaseris galbūt kitų metų ar dar kitų metų projektams. Tai grįžtam dar truputį prie tos mano virtualios erdvės, kuri vis besiplečia, ir tai aš naudoju 3D grafiką ir tą visą virtualią erdvę kaip pagalbinę priemonę man pasakoti istorijas arba pasakoti idėjas, kurios man yra įdomios. Ir kadangi aš esu gan vizualus mąstytojas, man truputį yra sunku kalbėti taip tiesiog iš savęs. Arba sklandžiai dėstyti mintis, todėl aš pradėjau
visus mane dominančius konceptus dėti į tokią virtualią erdvę ir skristi per ją ir tokiu būdu tas mano skrydis suformuoja ir tą patį pasakojimą. Tai mano išraiškos priemonės iš tiesų tampa tokios, nes aš neturiu alternatyvos daryti kažkaip kitaip ir aš iš tiesų savo visoj meniniai praktikoje aš labiau rodau savo darbo proceso tarsi tokį kaip polaroidą, kaip tarsi tokią nuotrauką, kaip tokį sustabdytą vieną momentą, bet tie darbai niekada nėra išbaigti ir pavyzdžiui, dabar šį kartą, ką galerijai pristatau, tai yra man padovanota miesto savivaldybės ąžuolo stovėjusio prisikėlimo aikštėje, pasodinto spaudos nepriklausomybės atgavimo proga prieš 100 metų ir sužinojus, kad medis mirė, kad šitas, aš jį vadinu spaudos ąžuolu, jisai tiesiog nenorėjau, kad jisai būtų sumulčiuotas ir paprašiau savivaldybės, kad jeigu galėtų padovanotų jį man, nes aš turėjau tokią mintį, kad norėčiau kurti medinį kompiuterį ir pagalvojau, kad spaudos ąžuolas būtų puikiai ta pirminė materija tam objektui daryti. Šitas objektas, tas medinis kompiuteris, vis dar yra truputį toksai spekuliatyvus, bet po truputį jau jisai atsiskleidinėja ir šiais metais Šiaulių dailės galerijai pristačiau šio tyrimo šiokią tokią genezę, tyrinėjant, kaip ta kibernetika pasiekia mus šiais laikais ir žiūriu į senovės ištakas kibernetikos ir taigi pristačiau Šiaulių dailės galeriją 3 tokius vienus iš pirmųjų kibernetikos atstovų, tai 12 amžiaus katalanų beveik šventąjį Ramoną Lulą, 15 amžiaus vokiečių abatą Tritemijusą ir berods 16 amžiaus italų tokį irgi intelektualą ir neramų žmogų Giordano Bruno. Ir mes su galerijos lankytojais pabandėme užkoduoti žodį, ką mums reiškia kompiuteris, naudodamėsi Tritemijuso 500 metų kriptografinėmis lentelėmis. Tai su lankytojais mes tapome patys tarsi kompiuteriai. Ir taip pat irgi truputį diskutavome su lankytojais, kuo skiriasi kompiuteris nuo skaitmeninės skaičiavimo mašinos. Ir taip pat rodžiau irgi naują savo hobį, kuris yra irgi labai puikus būdas atsitraukti nuo kompiuterio ir truputį pailsėti ir padirbėti rankom truputį kitaip negu su klaviatūra. Tai irgi buvo žongliravimas ir tuo pačiu metu, truputį kartais dar tik tais pradedant ir dar netaip susikaupus išeina, bet pasakojau lankytojams irgi apie šiuolaikinius kibernetikos pradininkus ir apie vieną tokį informacinės teorijos tėvą, Klodą Šenoną, pasakojau žongliruodamas, nes jisai taip pat žongliravo ir buvo parašęs tokį nedidelį mokslinį darbą apie žongliravimą kaip tokio skaičiavimo sistemų sprendimą. Tai norėjau tiesiog lankytojams paaiškinti, kad iš tiesų, kai jūs žongliruojate, jūs irgi darote kompiuterinį komputavimus, skaičiavimus, kai turite išspręsti, turėdami 2 rankas, turite išspręsti 3 objektų trajektorijas. Tai galbūt meninis tyrimas čia būtų, jeigu taip įvardinant, kad istorikai manęs nemėgtų, galbūt nes mane domina visokie istoriniai nutikimai, kurie yra tokie netelpantis į tą įprastinį pasakojimą arba kažkokią paprastą istoriją. Ir iš tiesų aš manau, kad menas turėtų būti kaip imuninė sistema tiem tokiam labai moksliniam istorikam. Manau, kad puikiai sutarčiau su meniniais istorikais ir tikiuosi, aš iš tiesų ir norėčiau būti naudingas mokslininkam, parodydamas kai kuriuos keistus dalykus, į kuriuos jie galbūt netkreipia dėmesio, bet galbūt tas keistas dalykas galėtų būti kažkokia trūkstama dėlionės detalė jiems. Ir aš manau, kad menas tikriausiai negali išspręsti ar atsakyti į kažkokius klausimus, bet aš manau, kad jisai gali
savo klaidingumu užvesti mokslininkus į kažkokią tai naudą. Tai vienas iš tokių pirmųjų meno kūrinių, kuris sudomino mane kibernetikos tema, tai būtų vokiečių menininko Lutz Dambeck filmas The Net, tinklas The Net. Ir jisai ten tyrinėjo, filmas vadinasi The Net su potėme, kaip su subtitle, internetas, unabomberis ir LSD. Tai tokia buvo labai puikiai atliktas meninis tyrimas, tyrinėjantis 20 amžiaus kibernetikos atsiradimą. Dar galiu truputį pažongliruoti, kad kažkokiam užsklandai gal truputį geriau pasiseks. O, šį kartą geriau. Ne.